Aš esu gydytoja rezidentė 3 metų Kristina, pristatysiu tokį klinikinį atvejį. Tai iš pradžių nedėjau pavadinimo, kad biški tokia intrigėlė būtų, iškart nežinotumėte, apie ką pristatysim. Tai va, tai prasideda viskas, kad apie 9 val. Ryto įvyko autoįvykis. Automobilį buvo 3 asmenys, 2 suaugę ir 1 vaikas, mažiukas. Ir esmė tokia, kad kažkokių rimtų sužalojimų nei vienas asmuo nepatyrė, bet buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba ir 31 metų moterį, kuri buvo 17 savaičių nėščia. Tai buvo jinai išvežta į ligoninę. Ir kad jinai, žodžiu, ta pacientė buvo gale kaip keleivė prisisegusi saugos diržu, aiškiai pati įvykio detalių neatsimena, galimai galbūt buvo praradusi sąmonę. Ir žodžiu, kad greitoji supakavo, išvežė ją į Panevėžio priėmimo skubios pagalbos skyrių. Ir atvykus į skubios pagalbos skyrių, tai gyvybiniai parametrai jos atrodo puikiai, kraujospūdis, žodžiu, pulsas, saturacija, viskas yra gerai. Tenais jinai, kadangi vis tiek, kaip realiai kiek pasakojo irgi, tai kad vos ne kad greitoji ją vežė į ligoninę, apskritai dėl to vos ne kad neščia, nes nei kažkokių skundų ten neturėjo, nieko, žodžiu. Ir tada ją Panevėžio priėmimo skyriui chirurgas pakonsultavo, skundai jos buvo nugaros ir kairės pusės šono skausmas, pilvas minkštas neskausmingas, pilvo echoskopijai pakitimų kažkokių nepastebėta irgi. Taip pat traumatologas pasižiūrėjo, ten žodžiu galūnių judesiai, viskas yra gerai, dubuo stabilus, neskausmingas. Taip pat neurochirurgo konsultuota, tai šiaip irgi neurologinės simptomatikos kažkokios nebuvo, pagal Glasgow komos skalę 15 balų. Ir vėlgi dokumentacijai, kadangi daug specialistų konsultavę, tai čia rašo, kad jinai be sąmonės nebuvo. Tai taip irgi, žodžiu, nėra tiksliai aišku. Ir ligoniai siūlyta buvo atlikti stuburo rentgenogramas, paaiškintas galimas apšvitos pasekmes, atsisakė jinai nuo tų rentgenogramų. Taip pat pasižiūrėjo akušeris ginekologas. Čia irgi teigia, kad skauda tarp menčių, ten prieš tai labiau, kad šoną skauda ir nugaros apatinę dalį. Ir atlikta echoskopija, kad, žodžiu, ten tas nėštumas, viskas ten yra gerai su juo. Ir išleido ją 12 val. Ambulatoriniam gydymui. Ir šitoj vietoj, nežinau, ar tiesiog norėčiau paklausti, ar kažkam jinai atrodo keista, negera, kurios nesinori išleisti namo, dar norėtųsi pastebėti. Neatrodo. Tai va. Žodžiu, ir esmė yra tokia, kad pacientė Vilniui gyvena, tai iš to Panevėžio grįžo į Vilnių namo vakare ir prarado jinai sąmonę pakartotinai, iškvietė greitąją ir, žodžiu, kad greitoji ją 19:47, tai žodžiu, kiek čia gaunas, beveik 8 valandos praėjus, 12 val. Išleido, tai atvežė į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę. Tuo metu skundai jos yra silpnumas bendras ir kad buvo praradusi sąmonę. Taip, ir jau tada gyvybiniai parametrai šiek tiek jos yra pablogėję, kad yra 14 balų vertinta kaip mieguista, hipotenzija, kraujospūdis 69/32, tachikardija 115 ir saturacija 90 be deguonies, veidas cianotiškas, periferija spazmuota. Taip, ir pradėta jinai tyrinėti. Tai pilvo echoskopijoje šiaip kažko irgi labai blogo nepastebėta. Arterinėse kraujo dujose metabolinė acidozė ir laktatas 9 su virš. Iš kraujo tyrimų troponinas 879 ir dedimerai 4300. Ir esmė, žodžiu, irgi buvo tokia, kad mūsų skubiosios medicinos gydytoja, kuri gavo šitą pacientę Respublikiniai Vilniaus universitetiniai ligoniniai, kuri dirbo, tai esmė irgi sprendė, ką su tą pacientę daryti.
Ir kad, žodžiu, irgi tokia neaiški, pilvo echoskopijai nieko nematyti. Ir kaip jinai pati pasakoja, kad tuo metu palatoje ne viena jinai pacientė dar buvo sunki, kad, žodžiu, negalėjo pilnai viso dėmesio būtent ir tai pacientai paskirti. Tai sprendė, kokia jos yra pagrindinė problema ir nutarė, kad nori daryti kompiuterinę tomografiją. Ten giminaičiai, žodžiu, buvo prieš, kadangi apšvita, ten kontrastas, taip toliau. Bet, žodžiu, vis tiek apsitarė su reanimatologais, apsitarė su krūtinės chirurgais, kad, žodžiu, visgi tą kompiuterinę tomografiją nutarė atlikti. Pagal gyvybinės indikacijas. Tai va, tai parodysiu tuos vaizdus, jeigu išeis. Išeis tikriausiai. Kompiuterinės tomografijos. Tai va, tai matosi, kad perikardija to skysčio yra. Tai va, taip, čia dvi tos pačios, ne, taip, biškai pastrigdinau, va. Taip, tai žodžiu ir, kad taip, kaip ir minėjau, kad dėl sunkios būklės aptarta jinai su priėmimo skyriuje su reanimatologais ir, čia jau pasakiau, prieš tai dabar skaidriai dėjau. Žodžiu, kad aptarė su reanimatologais, su krūtinės chirurgais ir nusprendė, kad, žodžiu, tikslingiausia būtų siūsti į tretinio lygio ligoninę, kur yra širdies chirurgai, į Santaros klinikas, tai, žodžiu, juos informavo ir tam tarpe ten infuzoterapija skirta, po infuzoterapijos kraujospūdis toksai 92, žodžiu, hipotenziška šiek tiek, bet be vazopresorių ir pervežė ją į Santaros klinikas. Tai va. Ir Santaros klinikose, tai irgi kraujospūdis panašus į žemesnę pusę, tachikardija su deguonim saturacija, jos yra gera. Kardiologas atliko širdies echoskopiją. Tai tą echoskopiją gal iš pradžių parodysiu tada irgi. Tai va, echoskopiškai irgi matyti, kad yra skysčio perikardija. Ir taip, aprašo, kad iki 2,8 cm yra to skysčio, taip pat, kad stebimas judrus trombas perikardo ertmėje, prisitvirtinęs fibrino kojytėmis. Taip, kardiogramai šiaip tai būdingų būtent širdies tamponadai požymių irgi nematyti. Tai va. Irgi skirta infuzoterapija, taip pat per tą laiką pakonsultuota priėmimo skyriui akušerio ginekologo, kuris jau tuo metu įtarė, kad vaisius yra žuvęs ir susisiekta irgi su kardiochirurgais, su reanimacija ir, žodžiu, kad pacientė, dar tyrimų neparodžiau priėmimo skyriaus pakartotų, bet iš principo, kad troponinas padidėjęs nuo arti 900 buvo ten prieš maždaug 1,5 valandos, dabar jau 6000 yra, kad išlieka ta pati metabolinė acidozė, laktatas vos sumažės paskirtos infuzoterapijos ir kad skubos tvarka pacientė vežama yra į operacinę. Tai operacinėje atliktas perikardo drenavimas, atlikta kairioji priekinė minitorakotomija, atvertas perikardas, rasta 500 ml kraujo. Po atliktos procedūros hemodinamika stabilizuota, nuo 80 iki 130 sistolinis kraujospūdis pakilo, tachikardija sumažėjo nuo 130 iki 90. Taip pat dėl metabolinės acidozės gydyta natrio bikarbonatu, pradėta eritrocitų masės transfuzija ir taip pat aprašo operacijos protokole, kad 8 ant 10 cm krešulys pašalintas iš perikardo. Taip, ir po operacijos ją perkelia į reanimaciją. Taip, tai į reanimaciją jinai atvežta, intubuota su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų kvėpavimas palaikomas. Stabilios būklės vazopresorių poreikio nebuvo.
Ir tada po kiek čia praėjo, žodžiu, 27 po 12 atvežė, 45 minutės po 12 pastebėjo, kad yra prisipildęs drenas, kuris buvo išvestas iš pleuros, kad krenta kraujospūdis ir po 6 minučių stebima sistolija, pradėtas gaivinimas ir taikant krūtinės paspaudimus transportuota į operacinę. Ir tada 13 po 1 atkurtas sinusinis ritmas ir gaivinimo metu, kad iš viso skirta 5 mg adrenalino ir kad, žodžiu, kad maždaug perteikti kokio sunkumo tas pacientės būklė, tai kad būtent į operacinį atvažiavo su didelėm vazopresorių dozėm, su noradrenalinu 1, dobutaminu 15, žodžiu, vazopresinas ir adrenalino boliusais, kad gaivinimo sąlygomis atlikta sternotomija, išversta širdis, žodžiu, ir stebima buvo kairiojo skilvelio stebimas plyšimas. Ir tik tai tada, kai jau uždėjo tuos siūlus, uždėjo lopus, viskas sutvarkė ir žodžiu, tik tai tada pavyko sutvarkyti viską. Tai va, ir kad operacijos metu daugybė ir prireikė kraujo produktų transfuzijos atlikti, 8 vienetai eritrocitų masės, 500 ml trombocitų, virš litro šviežiai šaldytos plazmos, buvo anemija, stebėta mažiausia 44 hemoglobinas, kuris paskui iki 73 pakilo ir 4,40 atvežta iš operacinės į reanimaciją, laktatas 11,5 su vazopresoriais pacientė. Bet esmė tokia, kad po to 1 dieną po operacijos, kitą dieną, ta prasme, kad atlikta širdies echoskopija ir kairio skilvelio įstumio frakcija vertinta kaip 35%, aprašomas difuzinis miokardo pakenkimas, reikšmingai sumažėjusi kairio skilvelio įstumio frakcija, sumažėjęs minutinis tūris. O 4 dieną po operacijos jau vertinamas kairio skilvelio įstumio frakcija kaip daugiau kaip 55% ir kartota po to 14 dieną po operacijos ir žodžiu, kad dinamikoje tikrai yra pagerėjusi ir atsistačiusi skilvelio inotropija. Ir apibendrinant visą pacientės šitą kelionę, tai kad 10 parų jinai prabuvo reanimacijoje, intubuota ir ventiliuojama dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu 4 paras. Ir liūdnesnis toksai, žodžiu, liūdnesnė išeitis, kad 5 parą gimė negyvas vaisius, atlikta gimdos abrazija. 10 parų po to po reanimacijos jinai praleido krūtinės chirurgijos skyriui, dar jie ten kartelį operavo dėl hemotorakso krūtinės chirurgai ir žodžiu, kad po to jinai sėkmingai iškeliavo į reabilitaciją be jokio neurologinio deficito, žodžiu, visiškai normali moteris. Tai va. Ir tada šiek tiek literatūros rekomendacijų panašiais atvejais. Šiaip iš esmės, bent kiek man pavyko pasižiūrėti, tai nedaug yra bukų krūtinės ląstos traumų tokių, kurios pasibaigtų širdies tamponada. Bet iš esmės, tai, kad tai vertinti traumos mechanizmą, nes, tarkim, ir šiuo atveju net nebuvo nei didelės labai kinetinės energijos ta trauma, nebuvo ten nei vienas žuvęs automobilio keleivis, kad žodžiu nebuvo tokių kaip ir didelių rizikos veiksnių, bet visada tą reikia nepamiršti įvertinti. Ir ką dar yra rekomenduojama skaičiuoti šoko indeksą arba pulse pressure, tai tas šoko indeksas skaičiuojas, čia pavyzdžiui šitos pacientės paskaičiavau plius minus koksai buvo į Lazdynų ligoninę atvykus, tai jau čia 1,7 tai būtų laikomas kaip padidėjęs ir žodžiu, kad šitas indeksas skirtas, kad įvertinti dėl hipovoleminio šoko ir transfuzijos poreikio, ar jau reikalinga iš karto skubiai pradėti kraujo transfuziją ar ne. Ir dar vienas irgi yra variantas, ko mes Lietuvoje
bent arba aš nežinau, bet neturim, kad užsienį greitosios medicinos darbuotojai gali automobilį savo atlikti echoskopiją, kas pagreitintų galbūt tokių pacientų, ta prasme, kad būtų aiškiau, į kurią ligoninę ją gabenti, ar jau reikia į tretinio lygio centrą vežti, jeigu įtariama širdies tamponadą. Tai va, tai toksai dalykas. Ir taip, kad atlikti FAST, žodžiu, echoskopiją. Ir tikslinimui kompiuterinė tomografija, kad būtų konkrečiai nustatyta ta vieta, iš kur kraujuoja. Tai va, tokios rekomendacijos būtų.